church in Gdansk and Wrocław. Taip pat Gdansk ir Wrocław. Dar viename mieste turim bažnyčią. Yeah. And then after Pastor Maciek, Pastor Tony Cooper, who's another British pastor, who's the closest pastor to where we are here in Kundrin, Germany. Ir po pastorius Maciek kalbėjo iš Šveicarijos pastorius Tony Cooper. Tony Cooper. Jisai taip pat šiaip yra Britas, bet dabar yra Šveicarijoje, arčiausiai čia mūsų. He's only 4 hours away in Geneva, Switzerland. 4 valandas ir mes galime aplankyti juos Ženevoje. So he also shared about how we have a place in Christ, how Mephibosheth, who was the son of or grandson of Saul. Ir jis kalbėjo apie mūsų vietą Kristuje ir naudojo tą istoriją apie Mefiboshetą, kuris buvo karaliaus Sauliaus sūnus. Yeah, all of his family members were all killed off, except he was left alive. Ir jo visi iš tikrųjų šeimos nariai buvo nužudyti ir jisai tik vienas išliko gyvas. It was actually, Saul was his grandfather, but his father was Jonathan. Atsiprašau, iš tikrųjų jisai Saulius buvo jo senelis, o jo tėvas buvo Jonatanas. So he actually had a pretense to become the next king. Ir jisai galėjo turėti tas pretenzijas tapti naujų karaliumi. So when the king's chariot came by his door, Ir kai atvažiavo prie jo namų karaliaus Dovydo karieta, he thought, now this is it. I am kaput, as we say in German. Jisai galvojo, kad dabar jau man bus galas arba kaput, kaip čia Vokietijai. He is going to die now. They've come to kill Jis him, galvojo, dabar jie surado mane ir nužudys. as all his other brothers and cousins were killed. Kai buvo nužudyti visi kiti jo giminės, bet ne. David had a desire to, can he bless the house of Jonathan? Is there anyone left of Jonathan's house that I can bless? Dovydas norėjo palaiminti kažką iš Jonatano namų, sako, ar yra kas likęs iš Jonatano namų, kad galėčiau parodyti jam malonę. The crippled Mephibosheth was the only one he could find. Ir buvo likęs tik tas vienintelis luošas Mefiboshetas. So instead of being killed, he was taken to the king's palace, where he was given a place by the table to eat at the king's table every day. Ir jis nebuvo nužudytas, bet jis buvo iš tikrųjų atgabentas į karaliaus rūmus ir ten jam buvo duota vieta prie karaliaus stalo. And in the same way, we also have a place at the table, at the banqueting table. Ir lygiai taip pat ir mes turime vietą prie karaliaus Jėzaus stalo. And it's all by grace. We should have been killed. We should have gone to hell. Tik per malonę mes turėtumėm būti pasmerkti mirčiai, pasmerkti pragarui. But instead of hell, we have a place at the table of communion with the living God. Stalą, vietą prie gyvojo Dievo stalo. So thank you, Pastor Tony Cooper Ir from ačiū Geneva, who pastoriui shared that with Tony, us. kuris dalinosi tą mintį su mumis. And of course, Ryan Reagan was our son, Justin. He loved Ryan Reagan. He was one of the introducers, those who introduced and gave the announcements, together with Bensku. Labai patiko pranešėjas, tas iš Baltimorės ir taip pat Bensku. Bensku didn't share the word. Maybe he did at a rap, but officially he did not share a message. Bensku nesidalino, gal kažkur per diskusiją. But he was also introducing people, and he was leading worship, of course. Bet jis vedė šlovinimą, kaip jis nuostabiai daro, ir jisai pristatė kitus žmonės. And playing drums and piano. Jis grojo būgnais ir pianino. And after that was Ken Fires, ended the evening Friday night before the healing service that was led by Pastor Love. I'm sorry, that was in the morning. So this is still the morning. Then Ken Fires, Pastor Ken Fires, another American pastor from Florida. Amerikietis pastoris iš Floridos, Pastoris Ken, koks jo pavardė? Fires. Fires, yeah. So his son Jesse is in Baltimore. He does Grace Hour a lot. Ir jo sūnus yra ten žinomas asmuo Baltimore, jisai radio programą veda kartą per savaitę. So he also shared about
John 14, Ir jisai dalinosi iš Jono 14, where God, He goes to prepare a place for us. kad Dievas, Jėzus pasakė, nu jums paruošti vietos. Right in John 14, 1 through 3. Jono 14 nuo 1 iki 3 eilutės. Let not your hearts be troubled, Sako, nesirūpinkite, for God is preparing a place for us in nes heaven. aš jums ruošiu vietą danguje. In my Father's house there are many mansions, many rooms. Mano tėvo namuose yra daug buveinių. And we'll have one of those rooms. Ir mums Being paruošta prepared for us. viena iš tų buveinių. So then Friday, Right? Friday night, this Dabar jau penktadienio really vakaras. had two people lead because it was the night ended with Pastor Love and leading Ir kalbėjo tik du žmonės, Prayer du and pastoriai, nes paskui buvo išgydymo toks for vakaras healing. Yeah, ypatingas. for healing. That was the healing night Friday. Penktadienį vakare buvo tas. So that was started išgydymo by Pastor bendravimas. Ismo, our head pastor in Helsinki, Finland. Ir tą vakarą pradėjo pastorius Ismo, mūsų bažnyčios Helsinkije pastorius. And he shared about reaching young people in the Soviet Union back in the old days. He and Yes. his wife, Ir jis dalinosi, kaip especially his jie wife, even before him. iš tikrųjų turėjo tą troškimą pasiekti jaunus žmonės Sovietų sąjungoje ir ypač jo žmona turėjo tą ypatingą tarnystę tame. I think it was, one of the nights Pastor Mati did the discussion. He led the, Tai ketvirtadienį. yeah, that was Thursday night discussion. Vakarą prieš tai buvo tokia ypatinga diskusija, kurią pastorius Mati vedė. And he invited 5 women on the stage with him, Jisai pakvietė 5 moteris, gal 6 net buvo. maybe even 6, all veteran women, Visos spiritual ladies, Jenny Perry, misionierės, tokios dvasinės moteris. Kathy Ryan, Mrs. Speedy, what's her first name? I forget. Barbara. Beth. Aha. Beth Speedy and Carolyn Peters, who's a cancer survivor. So she was really sharing a word that was broken. Ai, paskui dar buvo Natalija. She was just so thankful to be part of Carolyn Peters. So she said, I'm so thankful to be part of your mission stories, the missionaries, to be part of the story. Tai Karen Peters tą vakar dalinosi, kad aš esu tokia dėkinga, kad galiu būti dalimi jūsų misijų istorijos. And yes, and then of course Pastor Ilgar's wife Natalia, Natasha, she shared also. Toje diskusijoje irgi pastorius Ilgar žmona Nataša. And Hanale, Pastor Ismo's wife. Dalinosi vakarą prieš savo vyrą. So I almost said Pastor Hanale because she goes way back. I think she might have been in the original group in the late 70s from 75. So she went into Russia with Pirio, and that's why they know Russian so well. Ir jos iš tikrųjų, kad ir Pirijo ten buvo, ir tokia visa komanda buvo, kur važiuodavo evangelizuoti Sovietų sąjungos buvusios skirtingas vietas ir dėl to jos gerai moka rusų kalbą. So Pastor Mati, of course, was there leading those trips into the Soviet Union when it was still, closed. Ir pastorius Mati irgi buvo toje komandoje ir buvo tuomet dar komunistinė šalis Sovietų sąjunga ir buvo uždrausta skelbti evangeliją. Jie vis tiek tai darė. In the 70s and 80s, going into the Soviet Union, into Russia. 80 metų pradžioje Rusijai pradėjo ir paskui kitas respublikas. And Pastor Mati was sharing about how, all these countries that used to be closed, like Albania. Ir pastorius Mati gal dalinas tą mintį, kad tos šalis, kurios atrodė visiškai uždaros evangelijai, pavyzdžiui, kaip Albanija. We have a church there today for many years already. Dabar jau daug metų mūsų tarnavimas ten turi bažnyčią. Yeah, ever since 1991, the doors opened, and even in Albania. 91 metų, atrodo, ten yra bažnyčia. The most atheistic country
in all of Europe, they used to boast when they were still communist, closed communist. Ir jie skelbdavosi, kad jie yra labiausiai ateistiška šalis visoje Europoje. I think Pastor Mati used to joke when he went there that they were boasting that there's only 2 Bibles in the whole country. Ir jie girdavosi, kad visoje šalyje yra tik tai 2 Biblijos. So now, yes, thanks to Pastor Dennis Hewlett and Jane, and now they returned to America. They're no longer in Ten Albania. bažnyčią pradėjo pastorius Hewlett ir jo žmona Jane, dabar jie aišku sugrįžo į Ameriką. Back in the 90s, the Kiti team was started by seniai. my old roommate, Sam Wyman. Pastor Sam Wyman started the first team that went out to Albania. Ten buvo pastorius Sam Wyman, mes dabar buvom jau penktadienio vakare. Yeah, so, Pastorius Ismo. all right, so yeah, Pastor Ismo Ir jeigu dabar shared on sugrįžime Friday. atgal į penktadienio vakarą, tai jo, pastorius Ismo būtent ir dalinosi tomis istorijomis, kaip jie skelbė Evangeliją. And he was followed by Pastor Pete Wistera, Po jo who's our kalbėjo pastorius Pete Vistera, youth pastor in Baltimore. jaunimo pastorius iš Baltimorės. So he shared the story of Peter in the last hours before the Ir jis crucifixion. dalinosi Petro istoriją iš tos istorijos apie Jėzaus nukryžiavimą. From the time he cut off the ear of Malchus, Kaip jis this servant of the nukirto guard. ausį vienam iš sargybinių, kurie atėjo suimti Jėzų. So Peter was very confused. He went from one extreme to the other, and then totally denying Christ 3 times. Karštakošis buvo Petras ir kaip jisai, kokios sumaištys jisai buvo per visą tą laiką ir jisai iš pradžių ten norėjo ginti Jėzų, paskui išsižadėjo jo 3 kartus. But in the midst of all that, God had a plan for him. And Bet netgi visame tame, visoje to jo sumaišty, Dievas turėjo jam planą. God would not forget him and reject him because he was rejected by Peter. Ir Dievas iš tikrųjų jo neįsižadėjo, nors Petras jo įsižadėjo. But yes, that he had a calling for Peter to go feed my sheep. Ir you love iš me. tikrųjų Jėzus turėjo pašaukimą Petrui And ir pavedė jam ganyti jo aveles. and Peter, Jėzus you know the aveles. story how Peter was restored to fellowship Ir Petras buvo sugrąžintas į tą bendravimą and became a great leader in the ir church. tapo nuostabiu bažnyčios the lyderiu, apostles. vienas iš apaštalų. So yeah, so then I went into the healing service Friday night. Ir paskui penktadienis baigėsi tuo išgydymo tarnavimu, And that malda už leads us to the- sergančius. Last day was yesterday, Saturday. Ir vakar mes buvo ta paskutinė diena, šeštadienis. Pastor Misha shared in the morning from Ukraine. Our Ir pastor in Lviv, ryte dalinosi pastorius Miša iš Lvivo. and so yeah, we were anticipating hearing from him. What is it like to be in Ukraine for 4 years? He shared that Ir jisai in dalinosi, war. ką reiškia gyventi Ukrainoje per karo metu. Jau 4 metai tas karas vyksta. How they've been praying every day, just like we pray, but they really pray that Ir kaip jie kiekvieną dieną, iš tikrųjų, jie pradėjo melstis karo pradžioje ir dabar kiekvieną every day dieną and night for 4 susirenka years. Maldai. It has revolutionized their prayer life and Ir their kaip tas karas life iš of tikrųjų love. pakeitė jų gyvenimą, maldos gyvenimą, kaip išmokė juos mylėti. Reaching out to those who come back wounded from the war and the Ir hospitals. kaip iš tikrųjų jie meldžiasi, kaip pasiekti tuos sužeistuosius, kurie sugrįžta iš karo, Pastor kurie Misha guli said, like, ligoninėse. You just can't tell someone an amputee, someone who's lost their leg or arm in the war, and just say, God bless you, God loves you. Arba Dievas turi planą tavo Oh yeah, God has a plan for your Ar life. tu gali pasakyti žmogui, kuris iš karo sugrįžo be kojų, kad Dievas tave myli ir jisai turi planą tavo gyvenimui. So yeah, and on top of that, 8 men from their little church of 100 people
are fighting in the front lines. Kaip reikia išminties Eight tame. men. Ir jisai dalinosi, kad iš jų bažnyčios, kurioje apie 100 žmonių ir 8 vyrai dabar kovoja fronte ir kaip jie meldžiasi už tuos vyrus. So, don't say the Greater Grace is doing nothing, in the war in Ukraine. We are in it. We are in the Ir fight mūsų there. Greater bažnyčia iš Grace. tikrųjų per tuos vyrus 8, galim sakyti, kad yra tame kare Ukrainoje. Yeah, and so we pray for them every day. Ir mes meldžiamės už juos kiekvieną dieną. Už And Ukrainą. after Pastor Misha was Pastor Texier from Paris, France. Ir po jo kalbėjo pastorius Texier iš Prancūzijos. And as usual, he spoke in French. Ir jisai paprastai prancūziškai kalba. But for the first time, he was only translated once into English. Bet pirmą kartą iš Hallelujah. tikrųjų buvo supaprastintas tas procesas ir į anglų kalbą verstas jo žodis. And of all people, it was his daughter Ir buvo ypatinga, kad jo dukra buvo jo vertėja. who translated for her father, Pastor Michel Texier. So he shared a beautiful message about lost coin, lost sheep, lost son in Luke Ir buvo 15, the nuostabus beginning of Luke pamokslas 15. iš Luko 15 skyriaus apie prarastą monetą, prarastą avį ir prarastą sūnų. And how God does not say like, oh, well, what's one sheep out of 100? That's not so bad. Ir kad Dievo Well- požiūris nėra, kad ir ką ta viena vis No. liko 99, No, but God leaves bet Dievas shepherd, jisai arba ganytojas palieka our tas shepherd leaves the 99 99 avis and he goes after the one who's been lost. ir eina ieškoti tos vienos pražuvusios. So this really challenged me. I thought, like, what about, that one sheep, that 2 or 3 sheep that we don't see anymore? Are they worth going after? Ir man tai buvo tikrai iššūkis kažkaip pagalvoti apie tuos pražuvusias aveles, kurių nebematom, ar verta kažkaip dar ieškoti, jų Now I feel siekti. encouraged to go after those lost sheep that have left us. They used to be in our fold many years ago, and now they're gone Ir and man tai they're yra dabar going nowhere. They're- padrasinimas kažkaip gal iš naujo bandyti pasiekti tos žmonės, kurie daug metų buvo su mumis ir paskui kažkaip paliko, išėjo. That we would be sensitive and realize that something's missing. We need that one sheep who's Bet kad iš tikrųjų gone, kiekviena dalis is lost. tokia svarbi ir tas, kuris išėjo, jis yra svarbus. Because that is Christ's mission here on earth. He is here. He came to earth to seek and save the lost. Nes tokia yra Kristaus misija čia žemėje, jis atėjo ieškoti ir gelbėti tų, kurie yra pražuvę. So thank you, Pastor Texier. Maybe we can come visit you sometime. You're only, 6 hours by train from here? 3 hours. Only 3 hours by train. Yeah, čia Come mums on. yra greitieji traukiniai į Paryžių, galim nuvažiuoti aplankyti pastorių Texier, tik tai 3 valandas. Hello, trupučiu. Pastor Texier. We're coming to visit you. I hope you have a place for us. We are your lost sheep coming home. Kaip pražuvusios avis galim sugrįžti pas pastorių Texier. Comme ci, comme ça. Alouette, je suis. 11 procentų liko Je suis baterija. un American. We only have Vinolica Procento. We only have 11% left. That's good for another 30 minutes. Okay, all right. We're wrapping it up. We're coming Dabar to jau a norim close. užbaigti, Really? nes jau šeštadienis eina į pabaigą. So, after that, Pastor Schaller shared Po about how pastoriaus Texier kalbėjo pastorius Šaleris. he closed the morning, Saturday morning, with reminding us that in America we have a mental health crisis. Ir jisai priminė, kad Amerikoje yra tokia kaip psichinės sveikatos krizė. Why are you laughing? This is not funny. Nežinau, gal kažkas juokiasi, bet žinokit, nėra juokinga. People in America especially are very confused, very disillusioned. Nes žmonės Amerikoje tikrai dideliai sumaišti yra, labai daug nusivylusių. And it's maybe because we are thinking too much about ourselves. We're Gal very dėl to, kad selfish. amerikiečiai yra labai savanaudiški ir daug apie save galvoja. We have lost Jesus. We haven't lost our life. We've lost Jesus. Ir mes And ne savo we need to gyvenimus find him again. praradom, bet Jėzų. Ir mes turim iš naujo atrasti Jėzų, amerikiečiai. But he encouraged us, Pastor Schaller, that there's a better world awaiting us. Ir pastorius Šaleris padrąsino mus, kad yra
laukia mūsų tas geresnis pasaulis. Things can look really bad in the world, in our lives, and Kai viskas everything's falling atrodo labai apart, blogai, kad viskas griūna mūsų gyvenimuose ir pasaulyje, and we're losing our mind. atrodo jau einam iš proto, We don't know who we are, or where we are, where we're going. nebesuvokiam, kas mes esame, kur mes einame. But thank God, God is preparing a place for us in heaven. Bet Remember ačiū John Dievui, 14, 1 jisai through 3. ruošia mums vietą danguje, Jono 14. 14, prisimenate, Vieną, du, vieną, sako, trys. aš einu jums vietos And paruošti. so, yeah, he's preparing a place for Ir us. jisai ruošia mums vietą. And he read from Revelation 21:5 Ir iš apreiškimo 21:5 that it's pastoris skaitė tą a eilutę. place, there's a place where there's no more tears. He's going to wipe away our tears. Ir sako, aš ruošiu jums vietą, kur nebebus ašarų. Ir yra tas pažadas, kad No visos more pain, ašaros bus nušluostytos, nebebus no more skausmo, prisons, nebebus kalėjimo, no more wars, nebebus karų, no more suffering, nebebus kentėjimo, no more famines and nebebus floods, bado, potvinių, disasters. katastrofų. But it'll be a better place, a perfect place. Jisai mums ruošia tą geresnę vietą. And it will keep us, as Pastor Love said, as the anchor of our soul. Ir jisai išlaikys mus, nes jis yra mūsų sielos inkaras. And of course, it's a mystery. That's another theme throughout the conference was it's a mystery. God's love is a mystery. Tos meilės temos, ta, kaip tokia paralelinė tema buvo ta Dievo paslaptis. The unity. Dalykai ir taip pat, aišku, vienybė kaip tema. The unity of the body of Christ is a Vienybė mystery. Kristaus kūne yra paslaptis, kaip And tai then- veikia. And then finally, after, people went off to lunch, actually, Lietuviai, the Lithuanians went to have lunch with Pastor Mati Ir on mes Saturday. girdėjome, kad šeštadienį lietuviai pietavo kartu su pastoriu Matė. And then they went to the concert at 4 o'clock Paskui in buvo koncertas the ten. main cathedral in Riga, Nežinau, ką St. John's, Nu, jo. St. John's Cathedral. Bažnyčiai Rygoje buvo Švento Jono thank God that- koncertas. Hmm? Viską aš įverčiu. Yeah, so thank God that our 16 Lithuanians were able to meet with Pastor Schaller on Friday for Taip lunch. pat ačiū Dievui, kad lietuviai galėjo ir su pastoriu Šaleriu kartu pietauti ir turėti So bendravimą. we're looking forward to hear Ir mes some of your lauksime testimonies liudijimo from that time. iš to laiko. And then, of course, the conference ended last night, Saturday Ir night. vakar konferencija baigėsi šeštadienio vakare. And who were the last speakers there? Ir prisimenat, kas buvo tie paskutiniai, kurie kalbėjo I have it written down. iš Vengrijos pastorius. Oh, yeah, Pastor Chaba Pastorius Čiabo Spoke. buvo, about how God remembers us in his book, that he remembers the little details of kaip everything Dievas iš about our tikrųjų lives. viską užsirašo savo knygoje apie mūsų gyvenimus ir kartais tos dalykus, kur net atrodo mums maži. And also, who else shared besides him? It was, Pastor Chaba, and finally Pastor Schaller, of course. Pastor, you remember? Who can remember? What? I have it written down here. I'm just, Kas po pastoriaus Čiabo kalbėjo. so Pastor Chaba shared, and also, we'll think of it. Nu, gal Pastor, of course, Schaller prisiminsiu. finished it up. I'd love to hear it again because I was so engrossed in his final words as he was wrapping up the conference that I didn't write anything down. Ir reikės dar, aišku, kartą perklausyti, nes kažkaip jau buvo tas paskutinis vakaras, tiesiog norėjusi klausytis, net nieko nebeužsirašiau. But yeah, so we'll have to listen to that again. Bet And iš tikrųjų turėsim galimybę dar kartą perklausyti tos pamokslas. so the final word just Ir dabar this week also we here in Concord, apibendrinimui. we had a great week, and we like to walk around in every direction from our house. We're surrounded by 7 hills, and there's Ir
Some of them we saw snow on the tops of the hills there this morning. Čia So Kardė it's mes getting colder gyvenam again. tokioje ypatingoje vietoje, aplink yra 7 kalnai ir mes galime pasivaikščioti visom kryptimi tos kalnus. Yeah, down in the town here, even on the lower hills, there's no snow, but on the above 4,000 feet, you can see there's Pas snow. mus sniego nėra, bet mes matome ten aukščiau kalnuose yra sniego. Higher than 1,300 meters, there's snow, yes. Even they had snowfall in the soccer game yesterday, or Friday, or was it Friday? Yeah. So, Saturday. and while we were hiking, we were surprised to find a spring, Ir mūsų irgi naujiena tokia yra, kad mes čia atradom šaltinį kalnuose. really good spring water, and it has even a list next to it of all the minerals that are in the water that we're drinking. Ir So, ten taip profesionaliai tas šaltinis yra sutvarkytas ir surašyti netgi mineralai. only kurie 25-minute tame walk. vandenyje. 25-minute walk from our house. Now we can walk. We used to have to drive 25 minutes to get to the spring near Eketis Ežera. Mes anksčiau važiuodavom Klaipėdai prie šaltinio, dabar čia galim pėsčiom nueiti. So, yeah, finally we found the spring where we can find living waters. Mes atradome čia gyvą vandens šaltinį. And I was going to say Pastor Justin. Our son Justin, he has a testimony, something that happened to him on Friday, but we'll let him share about that. Ir Justinas irgi turi liudijimą. Gal jis kada nors savo liudijimą pasidalins. Something about spiritual birthday, but he can share more Ir about jisai that. gali irgi pasidalinti. So yeah, so we trust that you're all going to get home safely, and we're praying for you now as you're driving. Ir mes pasitikim, kad Riga visi to sugrįž Klaipėda. saugiai į namus ir meldžiamės ypač už lietuvius, kurie važiuoja iš Rygos į Klaipėdą. So let's pray now. Ir dabar dar kartą pasimelsime. Again, when I was going up by that spring the other day, I thought, what if Pastor Schaller calls me? What will I say? Ir aš galvoju, eidamas prie šaltinio, jeigu man pastorius Šaleris paskambintų, ką aš jam pasakyčiau. I'm still going to be expecting his call anytime this week. Aš vis tiek dar laukiu jo skambučio. And I thought, no, I'm not going to think about what I would say, what he's going to say. Ir galvoju, gal neverta galvoti, ką čia jisai man pasakytų, ar ką aš jam But I pasakyčiau. thought, what if Jesus came out of the woods by the spring there, Bet like aš the woman at galvoju, the well? jeigu aš sutikčiau Jėzų dabar prie šitos šaltinio, What would he say to me? ką jisai jam man pasakytų? And he would say something about, I have living water for you that you know not of. Greičiausiai man pasakytų, aš turiu gyvą vandens, apie kurį tu nežinai. And Gyvą vandens šaltinę. I had a wonderful time. I woke up a little bit earlier, like at 5 o'clock in the morning. I wrote in my notebook 52 things that Jesus could tell me by the spring. Ir vieną rytą atsibudau anksčiau, gal 5 ryte ir surašiau 52 dalykus, kuriuos Jėzus man pasakytų prie šaltinio, jeigu jis jį And sutikčiau. most of them were words that Jesus actually said in the Bible. Ir dauguma yra iš tikrųjų tiesiog eilutės iš Biblijos, ką Jėzus iš tikrųjų yra pasakęs Biblijoje. And not just from the cross, like he said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ir ne tik tai, ką Jėzus pasakė, jau būdamas ant kryžiaus, kai mes žinom tos žodžius, tėve atleiskit, But nes he jie also, nesupranta, ką he jie also daro. told the thief beside him on the cross that this day you will be with me in paradise, or you will be with me in paradise. Those words, can we imagine Jesus telling us those words? Bet aš irgi prisirašiau netgi tos žodžius Jėzaus, kad dar šiandien tu būsi su manim rojuje. Dabar pats pamatyk. All right, so Banga's going to go answer the door. I think her son is coming home from his open gym basketball time. Just turėjau savo krepšinio laiku salėje. So yeah, so Dieve, dėkojom tau dar kartą už konferenciją, už Eurocon, daug visiems, gerą kelionę, atgal namo. Lord, help everyone to get home safely. We ask in Jesus' name, amen. All right, so thank you Ir ačiū, for joining us from all over the world. Hopefully kas that klausėtės. don't be too jealous that we didn't get to go either. But Ir
you can go to ggwo.org and see Jeigu the neturėjot galimybės, kaip ir mes, būti konferencijai, tai žinokit, kad galima surasti visus see these messages that pamokslus. have been recorded from the conference in Ir jūs Riga. galit patys iš tikrųjų išklausyti visus tos pamokslus iš konferencijos Rygoje. And everything is in English or in English and Russian or English and Latvian. Most of it was translated into Latvian by a Baptist friend of ours, Andis. I think his name is Andis. Ir dauguma pamokslų anglų kalba yra vertimas latviškai. And the other pastor of his church, they were like our hosts there, is Pastor Ephraim. Yes, a good friend of a Baptist pastor. He's Latvian. So, yeah, so God bless you. God willing, we'll be back again soon. Ir Dievui leidus, kai vėl mes Thanks for kažkuo joining us. pasidalinsime ir ačiū, kad klausėte. God loves you, and Žinokit, kad Dievas tave myli. He's waiting to meet you, to show you how much He loves you. Susitikti su tavimi ir parodyti tą savo meilę. Can you pause to Tik stop and listen nepamiršk sustoti ir išgirsti His still small voice, jo tylų ramų balsą. which sometimes can even speak to us in total silence? Kartais Dievas kalba mums tyloje. Bless in Jesus' name, Būkit amen. palaiminti Jėzaus vardu.